Sveiki, šiandieną į mūsų technikos parką atvyko 2 Pedroti Super 200 džiovyklos, kurios dabar yra iškraunamos. Kai iškrausim, džiovyklos bus surenkamos, ruošiamos ir pristatomos klientams. Sėkmingai nukrovėm 2 naujas Pedroti džiovyklas. Turėjom kraniuką, viskas greitai, sklandžiai. Dabar vežamės į vidų, ruošiamės, surinkinėjam, dirbam toliau. Kaip matote, nukrautą džiovyklą įsivarėme į vidų ir pradėsime surinkimo darbus. Taigi, norėtume ir jūs pakviesti sudalyvauti pilname surinkimo procese, kad matytumėte, kokį kelią praeina džiovykla, kol pasiekia savo klientą. Šiandien grįžo pas mus Pedroti džiovykla, įsivarėme mes ją į vidų, išsiardėm, pasiruošėm surinkimui, uždėjom centrinę sraigę, toliau dėjom šoninius sietus iš abiejų pusių, susivaržėm ir toliau dėsim viršutinės detalės ir žiūrėsim, kas toliau. Kadangi dažnai sulaukime ūkininkų klausimų, kaip ir kur pasikeisti gravitacinio separatoriaus tinklą, tai jums ir parodysime. Kadangi patogu prieit, gerai matosi, mes išimam transportinį sietą ir dedam sietą, kuris skirtas stambesnėm kultūrom. Kaip matot, keitimas labai paprastas ir užtvirtinam sietą jo poziciją. Viskas. Vienas. Čia va. Gerai, dedam varžtus dabar. Tai taip, Susilygiuojam, pasupušką, op. 15 galvos turėtų užtekti. Man tai ką mes dabar padarėm? Užsikėlėme 2 aukštą sietų. Dabar susitvirtinsim sietus, pastatysim juos į reikiamą poziciją ir toliau tęsim surinkimo darbus. Šiandien sumontavome uždegimo degiklį, pajungėme šlangas, neužilgo pajungsime kuro šlangas, toliau sumontavome praaukštinimų strypus, kurie su trosu keliasi į viršų. Po to kolegos montuoja papildomus praaukštinimus, kurie išsikels į viršų. Šiuo metu kaip tik baigiame surinkinėti džiovyklos paaukštinimus, kuriuos po to įkelsime į pačią džiovyklą.
susikėlėme sietus į vidurį džiovyklos iš paaukštinimų. Taip pat susimontavome pakėlimo gervę. Viduj dėtas keliamasis šnekas, sumontuotas išpilimo vamzdis, sudėtos apsaugos po apačia ir padaryti visi kiti smulkūs darbai, kurie yra nelabai matomi. Kaip matote, džiovykla yra pilnai surinkta. Taigi paskutinę dieną užsitraukime tentą, kad susidaryti džiovyklos viršų, sumontavome žarnas dulkių nusiurbimui ir taip pat gale užsidėjome pakrovimo šneką. Trumpai apie šią džiovyklą, kurią sukomplektavimo pagal kliento poreikis. Tai kaip matote, turime originalų 2 pakopų pedroti degiklį. Kaip matote, turime valdymo skydą, kuriame yra multimetras, kad būtų matoma apkrova ir valdiklis tam, kad būtų greita ir patogu keisti džiovinimo temperatūras, taip ir aušinimo laiką. Kaip matote, toliau turime 700 litrų kuro talpos baką, viršuje sumontuotas užpildymo lygio daviklis, kuriam suveikus pakrovimas yra automatiškai sustabdomas. Kaip matote, gale turime gravitacinį separatorių ir gale sumontavome pakrovimo sraigę. Kadangi klientas planuoja džiovyklą užkrauti iš pakrovimo duobės, jisai pasirinko būtent tokio tipo pakrovimo sraigę. Toliau matome sumontuotas besisukančių dalių sukimosi kontrolės daviklis, viršuje sumontuotas iškrovimo vamzdis ir priekyje sumontuota aspiracinė filtravimo sistema. Kaip ir visos pedroti džiovyklos, šioje džiovykloje yra diržinė grandininė pavara, tam, kad būtų galima užkrauti net ir drėgnus grūdus. Tai tiek trumpai apie šią džiovyklą. Nesnaudžiame ir einame rinkti kitos pedroti grūdų džiovyklos. Kaip matote, baigiame rinkti šitą Pedroti Super 200 džiovyklą, kuri netrukus iškeliaus pas klientą. Jeigu norėtumėt, kad sekanti grūdų džiovyklą, kurią rinksime, dirbtų pas jūs, susisiekite jau šiandieną. Na, o mes einame rinkti dar vienos Pedroti grūdų džiovyklos.